Pakalbam apie šeimas, apie mylimus ir artimus žmonės ir kodėl jie mus taip stipriai veikia. Tai štai ką supratau, praleidus paskutinius 2 mėnesius su šeima ir aš tikiuosi, kad tai jums padės irgi. Supraskit, kad šeima tave sutinka ne kaip dabartinį žmogų. Šeima sutinka mus kaip prisiminimą. Pasaulis sutinka mus dabar. Kas tu dabar, kokia tu dabar, koks tu dabar. Šeima sutinka tave tokį, koks tu buvai anksčiau. Jų mintyse, jų atmintyje. Ne todėl, kad su nepažįstamais vaidini kažką ar apsmetinėjai. Todėl, kad šeima saugo mūsų pirminį kontraktą, pirminę tapatybę. Dar prieš kalbą, dar prieš mums pasirenkant kas mes, prieš mums suprantant, kas tas pasaulis, kas aš ir toliau, prieš tai, kol mes pradėjom kurti save. Mūsų nervų sistema pirmiausiai išmoko, kas mes esame, būtent šalia jų, šalia tų mylimų šeimos narių. Todėl, būdami su šeima, tu ne tik susitinki su žmonėmis, tu patenki į prisiminimų lauką. Jo, visi turime elektromagnetinį lauką ir kai sueina šeima kartu, jie paprasčiausiai automatiškai susitinka vienas kitą prisiminimuose. Ne tik čia galvoje ir mintyse, tačiau ir kūne, ir jausmuose, ir energijoje. Jie ne tik tave mato. Jų viduje vis dar ta gyva žinutė. Jūsų nemato tokio dabar ir va čia. Jie žiūri per tą linzę, koks tu buvai, kai jiems reikėjo, kad tu būtum tokia ir toksai, būtum saugus, nuspėjamas, jo, mažas, stiprus, tylus, patogus ir taip toliau. Ir tavo kūnas, jau įėjęs į tą lauką, automatiškai pajaučia, sena programa. Ir pradeda įsitempę truputį. Ne todėl, kad tu to nori, o todėl, kad kažkada taip buvo išlaikyta meilė. Tai buvo meilės struktūra. Mūsų šeima yra mūsų meilės struktūra. Mes ją stabilizuojam, būnam, mūsų charakteris yra ne charakteris, tai yra paprasčiausiai prisitaikymo mechanizmas, kad mes išgyventume. Tai va, kiekvienas žmogus turi savo elektromagnetinį lauką, jausmus, nervų sistemą, tapatybę. Kai susitinka du žmonės, jie ne tik bendrauja, jie ieško suderinimo. Tie du laukai derinasi kartu. Ir suderinimas reiškia, o ką mes jau turim bendro. Su nepažįstamais nėra bendros praeities. Tu pats nustatai, kas tu esi. Gali būti savimi dabar, gali būti ko tik nori ir surasti kažko bendro kito lauke. Su šeima yra jau senas ryšys. Yra jau tas bendras, kritikavo visą laiką viens kitą, kas ten toks, kas anoks. Jau tas jūsų laukia yra kaip ir viskas aišku, ryškiai. Jie savie nešiojasi seną tavo versiją ir kai ateini, automatiškai ta versija tavyje ir juose suaktyvėja, jeigu tai jums yra suprantama. Tai va vėl, ne todėl, kad jie nori tave įkalinti, o todėl, kad tai lengviausias kelias. Praeitis reikalauja mažiausiai energijos, sakysim taip. Su šeima laikas tarsi susilieja, tu nesi tik dabartinis tu esi dabartinis tu, tada tu vienu metu. Tai tavo praeitinis tu ir dabartinis tu kartu. Todėl atsiranda jausmas, vėl, kodėl aš staiga tapau mažesnis, įsitempęs, kodėl man taip jautri jaučiasi jie, arba tylus, ar per garsus. Tai vėl, tai nėra grįžimas atgal, tai senas ryšys, kuris suaktyvėjo šiame momente. Aktyvuojasi ne tai, ko tu nori, o tai, kas dar turi emocinį krūvį. Jeigu aš reaguoju su šeima į kažką, tai tikrai bus suaktyvuota. Būnant su šeima, vaidmenys įsijungia dar prieš tau netgi pradedant kalbėti. Nervų sistema jau įjungia tas vaidmenis. Mama, dukra, stiprus, probleminis, tylusis, maištininkas, keistuolis, žodžiu, visos tos etiketės. Tai seniai įprasti vaidmenys ir jei kažkas dar gali suaktyvėti, vadinasi, tai dar yra gyva mumyse. Jei jau nebegali suaktyvėti, tavęs jau nebeerzina, jeigu tave taip vėl pavadina, tavęs iššaukia, nesvarbu jo, ar ten teisė. Tai vadinasi, tavo sistemoje tai jau išnykę. Tai yra nuostabu, ištirpdyta ta problema. Krūvio nebelieka, kai to emocinio krūvio nebelieka, yra prisiminimas. Tačiau emocija nesukyla apie tą prisiminimą. Jie gali dar prisiminti tave seną, tačiau jau tavęs nebeįtrauks į tą konfliktą, į tą kontrastą ir taip toliau. Prisiminimas be jausmo
neturi galios. Pastebėjau netgi save galvojant, o noriu, kad šeima mane pamatytų tokią, kokią esu dabar. Ir vat netgi čia jau yra spastai, kadangi aš jau vien su tą mintim, bet nieko nepadar, vien su tą mintim aš jau nusprendžiau taip, kad manęs jie nemato. Vien su tą mintim aš pati grįžau tą seną istoriją. Aš pati ją pasakoju iš naujo. Vadinasi, net tokia mintis, kada jie mane pamatys tokią ir tokią. Jau mes vėl pasirinkam laiko juostą, kuri nėra mum idealiausia. Taigi va, kai nori būti pamatytas, tu atiduodi savo automatiškai galę ir jėgą kitiems. Tu atiduodi savo identifikaciją kitiems, tapatybę kitiems ir tu prašai patvirtinimo. Ir vėl patenki tą seną ratą. Prašau, pasakykite, kas aš esu. Prašau, pamatykite ir užtvirkinkite, kad taip yra. Tai va, laisvė yra paprastas dalykas. Tai gali būti nelabai lengvai pasiekiamas, tačiau kartais galima užstringa, tačiau tai nėra labai sudėtinga. Mums nereikia, kad jie matytų. Mums reikia nustoti tikrinti, ar jie mato, nustoti norėti, kad jie pamatytų. Tai va tas tikrinimas, tas noras ir yra tie kabliukai. Šeima nekelia grėsmės mūsų tikrumui. Jie kelia grėsmę mūsų norui būti pripažintam kaip vat tokie tikri. Taigi, kai paleidi visas tas istorijas pats, kai paleidi seną šabloną ir visus prisiminimus, kaip išjauti visus jausmus tų prisiminimų ir tai prisiminimas yra bet jokio širdies susitraukimo, bet trigerio, tau jau tada nebesvarbu pasidaro. Gali būti šalia jų, gali būti ne šalia jų, nereikia nei konflikto, nereikia aiškintis, tu tiesiog nebegrįžti į praeitį. Ir viskas susidėlioja savaime. Taip, jūs galite prisiminti mane kaip norite, man nereikia to taisyti. Nereaguoji į tą kovą, dėl kad tavo ramybė vidinė visatai duos didžiausią ženklą. Tai va, labai fainai, kai tau nebereikia, kad tave suprastų, kad tave matytų ir tau nereikia nieko įrodinėti. Vienas labai geras klausimas, pasiklausti savęs yra, kokia mano dalis dabar kviečiama. Tačiau neprivalo pasirodyti. Šeima. Viskas keičiasi per buvimą. Ir aš netgi galiu matyti tiesiogiai, kaip mano šeima keičiasi su manimi. Ne per senas istorijas, ne per lūkesčius, ne per vaidmenis. Ne per taisymą jų. Paprasčiausiai, mano nauja versija mato jų naują versiją. Mato juos kaip švarų, naują gražų lapą. Jokių senų istorijų. Taipgi, ypač su mylimais žmonėm, jūs visą laiką susitiksit su praeitimi, su atmintimi, ypač jeigu ten yra dar užstrigusios emocijos. Nusimkite visas emocijas, nusimkite, išjauskite jas. Ir tada, kai jau jums nebeliks noro būti pamatytam, jūs pamatės, kas tai jums padeda. Dėkui, kad esate čia.